Aš niekada nenaudoju rankšluošio, veidui visą laiką naudoju tik tai vienkartinės servetėlės. Ir tiesiog, kai nusivalai makiažą ar išsiprausi veidą visą laiką vietoj rankšluošio, gražiai nusisausinu su šitom servetėlėm. Nei lūpdažis, nei lūpų blizgis, o lūpų pieštukas. Man jis labai patinka, jis yra matinis. Kašmyras, nes miela, šilta ir gera, tikrai kašmyras. Aš labai nemėgstu aukštakulnių, dėl to, kad jis būna su jais maksimum valandą ir renkuosi visą laiką patogumą ir netgi renginius visą laiką stengiuosi linksmos batelius susirinkti be kulnių. Pakankamai. Skaistalai. Dėl to, kad gali išeiti be makiažo visiškai ir užsidėti biškį skaistalų ant veido ir iškart rodysi daug gyvesnė. Tai mane jie visiškai išgelbėja. Tikrai vienareikšmiškai aš įsijungiu muziką ryte, kad būtų gera nuotaika, gera dienos pradžia ir gražaus visą laiką su muzika fone. Grožio priemonėmis mes nesidaliname, bet labai mėgstame vienas kitos rodyti drabužius. Manau, kad suknelės kokios nors. Plaukų aš stengiuosi nedeginti ir stengiuosi kuo mažiau naudoti tiesintuvo, garbanatuvo. Jeigu džiovinu plaukus, tai nebent šukomis ištiesinu juos. Chiara Ferragni, italų blogerė stilistė. Mano mėgstamiausi tikrai yra šie. Čia yra Fragonard gamyklos, Provence pirkau juos. Ir jie braškyti pasiūlyti. Taigi, mano 3 must-have produktai keliaujant yra sausas šampūnas, kuris tikrai mane visą laiką gelbsti, makiažo namės veido prausiklis ir sausa pudrytė nuimti blizgį. Kai aš išgirstu žodį ikona, aš įsivaizduoju moterį, kuri yra labai stipri, kuri įkvepia kitus. Tai man, aišku, iš karto mano mama prieš akis.